Ar galima sakyti, jog Lietuvą apėmė Cezario pjūvio operacijų epidemija? Taip, iš tikrųjų tai labai didžiulė problema ir Pasaulio sveikatos organizacija jau skambėjo varpais, kad Lietuvoje yra praktiškai epidemijos lygis. Tai yra šiuo metu kas 4 vaikas Lietuvoje gimsta per Cezario pjūvį. Pasižiūrėjus visiškai dar neseniai, dar prieš 10 metų, tokių vaikų buvo kas 10. Tai rodo, kad labai pasikeitė Lietuvos moterų požiūris į gimdymą ir kad labai daug moterų nori gimdyti ne tik saugiai, bet ir lengvai, paprastai ir iš tikrųjų suderina su gydytojais galimybę gimdyti per Cezario pjūvį. Yra labai didžiulė valstybės mastų problema tai, kad Sveikatos apsaugos ministerija nėra nustačiusi Cezario pjūvio operacijų indikacijų. Tai yra, kokiais atvejais tos operacijos yra pateisinamos, kokiais atvejais jų negalima daryti ir dėl to, kadangi nėra tokio aprašo, tai natūralu, kad šiuo metu šiek tiek yra palaida bala ir kiekvienas gydytojas sprendžia pagal tai, kaip jis supranta tą situaciją. Dėl to, iš tikrųjų, ir valstybės mastu yra tam tikrų finansinių didelių nutekėjimų, tai yra vis tik tai apie 15 milijonų litų kasmet išleidžiama Cezario pjūvio operacijoms apmokėti, iš kurių tikrai nemaža dalis yra daroma tik dėl moterų užgaidos arba dėl to, kad gydytojas nusprendžia, kad jam taip yra paprasčiau. Dėl to tikrai tikiuosi, kad Sveikatos apsaugos ministerija kuo artimiausiu metu nustatys labai aiškius kriterijus, kada galima atlikti Cezario pjūvio operaciją ir labai noriu tikėti, kad moteris ryšis pačios gimdyti, nes kaip rodo daugybė sveikatos tyrimų pačiai moteriai pagimdžius, išties jos sveikata ateityje, tai yra ir po 10, ir po 20, ir po 30 metų bus tikrai tik tai geresnė, nes tai gimdymas yra didžiulis iššūkis organizmui, tačiau toks iššūkis yra reikalingas ir mums duotas gamtos. Tad tikrai visas moteris raginu gimdyti natūraliai, gimdyti saugiose gimdymo namuose, pasitikėti personalu ir išties labai tikiuosi, kad tuomet gimdymo rezultatai ir statistika bus tik tai geresnė.